Sveiki visi, šiandien žiūrite Mr. Gameplays LT. Šiandien pažaisime tokį žaidimą, kuris vadinasi Dead Rising 2. Tai vat, ir nors ir jis yra lėvesnis už trečią, bet tikrai nėra lėvas. Vienas iš kiečiausių mano žaistų žaidimų, ypač dar su zombiais, nors man jau su zombiais nelabai patinka. Tai vat, ir trečią nesu žaidęs, nes jis yra tik ant Xbox'o, bet aš turiu PlayStation'o, tai... Ok, spaudžiam start game, čia truputį superijas ir start new game tiesiog. Na va, pradėsime naują žaidimą ir... Taigi aš ne vieną kartą iš tikrųjų kursiu šitą žaidimą, nes žiauriai įdomus žaidimas, tikrai žiauriai įdomus ir geras. Tik tai sužinosiu, kad labai daug filmukų, tai aš visus filmukus prasakinėsiu, nes žiauriai neįdomus yra. Tai vat, you can quickly access the map by pressing tab. Ok, va, čia rodo filmuką, kaip taiso tą motociklą su savo dukra. Žodžiu, va, čia Dead Rising 2. Ja, ir trečias gera grafika, ir baigtas pats kaip ir antras, tik tais, kaip sakau, gera grafika ir daugiau visokių ginklų, bet čia yra toksai nesveikas žaidimas, kad... Ja, čia dabar pirma misija, žiūriai, man bent jau įdomi, tai reikės pjaustyti zombius su motociklu, tai... Sorry, jeigu nepaimsiu pirmos vietos, nes vieną kartą paėmiau pirmą vietą, bet kitas iki nepavyko, tai ir kažkodėl vis tiek eiktų savo man lagina, nors nelabai. Truputėlį lagina ir mes dabar esam pirmoje vietoje, nes visi kažkokį šūdų smalą ir mes čia sugebėm daug surinkti taškų, bet kažkas ką tik surinko dvigubai daugiau už mane. Tai gausime toliau normaliau pjaustyti zombius ir gaudyti šito šūdus ir mes jau pirmoje vietoje, bet ne. Vis dėlto mes ne pirmoje vietoje, bet tai jau būsim. Čia galim pasiraižyti dar, toksai yra kietas dalykas. Ok, mes turim 16 000 taškų, dar gyvenime tiek daug neturėjau, tai ok. Čia tai gražiai užsirėžiau ant zombių, tai jeigu jie mane gaudys, aš tiesiog jas perpjausiu ir turiu 19 000 šitų taškų ir tikrai manęs dabar neaplenks niekas ir bus pirma vieta, skaitykit, užfiksuota. Na va, pirma vieta ir galim paplot. Ja, čia dabar buvo labai daug veiksmo, tiksliau jokio veiksmo nebuvo, bet ta prasme daug zombių iš karto mirė, tai biški lagas buvo. Jo, sorry, nes mano kompas nėra žvėris ir kažkodėl laginu, blemba, kodėl? Šiaip tai nelagindavo jo. Dabar koks 60 FPS krauna. O kai nebekrauna, tai viskas. Nebėra jokio FPS, viskas nukrenta, visas FPS. Jo, ir tiesiog dabar palaukim, čia dabar bus filmukas. Ten šūdinas filmukas. Tikrai šūdinas ir... Sorry, kad čia man krauna iš tikrųjų ilgai, nes neįdomu žiūrėti. Oh yeah. Ok, gerai, viskas prasukame ir man žiūri dideli garsai, arba bent jau man taip atrodo, tai soriukas. Man tai žiūri dideli garsai ir jeigu jūs dabar manęs gerai negirdėsite, tai tiesiog sorry, nes nežinau, reikės nustatyti mažesnius garsus, bet jau dabar yra pačių mažiausiai, tai greičiausiai tiek žais be garsų. Nu, nežinau, pažiūrėsim dar, arba čia man per ausinės taip garsiai eina, bet nežinau. Na, aišku, jeigu jūs išsileisite ant viso garso, tai... vis tiek aš negirdėsiu. Nu, žodžiu. Jau, nieko nėra. Nu, gerai, greičiau krauk mums. Ok. Nu, ir mums labai ilgai krauna ir... Oh my gosh. Jo, ir iš tikrųjų, aš... Kelis filmukus esu žiūrėjęs, čia nieko gero neparodo ir čia kas antras, kas 5 minutės filmukai ir aš šiandien eisiu iki tokios vienos merginos, ja, aš turiu dabar daug teisių, pavyzdžiui, kelti ilgesnius video dėti, ten tos miniatiūros ir taip turiu, na čia biškai paskaitom, čia stovim su mūsų moros kažkokia. Kažkoksai šūdas prikibęs ant galvos, nu žodžiu, čia nekreipkite dėmesio, ką aš čia šneku. Jo, man šitas žaidimas patinka to, kad gali ne tik kad imti, kas puola po ranka, bet gali ir tiesiog nueiti persirengti ir taip toliau. Žiūrėjau, daug visokių yra visokių nesąmonių, tai uždarom duris, nes už tai gausim pinigų. Jau šitą išbandžiau. Ok, bėgam toliau, jau turim 12 000. What the fuck, 12? Čia tai geras, ok. Nu dabar 60 FPS, tai normaliai.
dabar biškai nukrito, ai ne, viskas gerai. Jo, čia yra patys mažiausiai nustatymai, bet jo, tokį žaidimą lagina, bet tą Call of Duty nelagina, kažkodėl, nežinau, man tiesiog nesvarbu. Jo, čia viskai nesąmonė dar yra, tai čia paskui įsiaiškinsim, čia tokių ginklų, paskui bus čia gali su mašina važinėti, nu žodžiu, tai toks nesveikas žaidimas, kad ką, žinau, jo, ir čia gali kooperatyvų režimą, tai gal teks man su draugu pažaisti. Ir čia kažkokį filmuką vėl rodo, ir čia kažkokios merginos, jo, dvi tokia, žinant, homo, turbūt greičiausiai, kad taip, nes atrodo, kad jau greitai į kambariuką savo. Tai tiesiog taip. You can save a game by visiting a restroom. Na, eini į tualetą ir įsisavo, jo, čia toksai nesąmonė. Jo, bet čia yra labai laisvas žaidimas, tiek mirė tavo žmogus, gali tęsti tiesiog žaidimą ir nevykti to misijų, bet tiesiog sakau, kad čia ir geras žaidimas. Išeisim iki kitokių plėšiukų, na, pažiūrėsim, jeigu išeis daug laiko, tai tada taip, o jeigu dar kas, dar toliau pafilmuosim, tai jo, dabar kelsim ilgesnius video, bet nežinau kaip, nes man tas Dikstory labai daug video užima vietos, tai sako. Ai, čia dabar su mano ta dukra, ir čia bus tas zombis kažkoksai atsikėlęs, jos draugas ar kažkas toks. Ja, ir mes turėsim jį žudyti. Ne, dar ne. Žinau, kad ne, nes dabar pradžioj turėsim praeiti dar visus zombius ten apsitaškyti, surasti savo dukrą, tai jo, bet lengva yra, nes rodo rodiklė, kurie tiesiog, bet paskui, kai yra armijos, tas jo, taip ir sakiau, čia geralo, na va, tik čia, iš beisbolkės, jo, dar jeigu prieini prie zombius ir laikai gali nudaužti jį, bet žiūrėkit, pasiema kėdę ir meti į zombį. Tomis deda, tiek greitai visi miršta, o tiek šį šiukšlinės nori į galvą, ką? Kur tu meti, tu nematai, kur zombiai? Va, nurovė. Vėl gali pasiimti šitą ir oba. Opa, meti ir tiesiog dar pasimkim gitarą, nes paskui vis tiek neturėsim su kuo mušti, tai tiesiog greitai kapojam visus. Čia reikia... Drake's Dead, nu čia žodžiu, dabar neišgelbėjom žmonių, nors galėjom išgelbėti, bet aš dar čia kiek mažai te žaidžiau ir, na, tiesiog pas jūs pagrindus moku. Oba, kirvis. Man džiauriai patinka vienas dalykas su kirvi, tai žiūrėkit. Opa! O, fuck, nepataikiau. Oba, ranką nukirtam. Galim galvą kam nors. Oba, galvos nebėra. Oba, kojos. Oba, rankos. Nu, žiauriai kietas. Bet jeigu jau eiti per tokią armiją, tai geriausiai beisbolkę, nes kai laikai įstrenkia ir daug kas nuskrenda. Kaip matot, galim zombių ranką pasimti. Jo, čia dabar toksai biškai neįdomus, nes kažkokiais koridoriais vaikštai. Jo, čia dabar bus ta mūsų drakra ir bus žiauriai neįdomu, greitai bėgsim, nes žiauriai neįdomu iš tikrųjų yra. Nes ten tiesiog bėgsim, negalėsim jokių ginklų pasimti, tik spardytis, bet tas mūsų spardymas nieko daug nekerta, nes, nu kaip matom. Na va, žiūrėkit, prieinam ir tiesiog oba, bye. Ir čia koferčiai. Ir, nu, gal galima nužudyti besunkiai. Čia šitą reikia gelbėt. Tik čia... Na, čia biškai paspartysim šitą zombį. O tu dar gyvas. Ai, tu šūdas. Ai, tiesiog einam ir viskas, nes čia... Ai, vis tiek mirstai. O vėl, dabar greitai bėgam tiesiog ir... German is dead. Tai ten tas turbūt žmogus buvo, kuris ten buvo. Galim šitą išgelbėt, pamėgim. Tai... What? Nu, bet dabar sunku yra gelbėti, nes kadangi mes laikom šitą savo mergaitę, tai biškai sunku. Okei, ko čia mojuoji, kaip ką žinau kas, tai... Ai, tu nori pagalbos, ne? Mirė, Helena, na kągi padarysim. Galim patys savo draugus nužudyti. Na, va, viskas pabėgom, dabar į save house'ą. Ai, čia dabar bus biškai neįdomu. Kelias minutės, kol nueisim tenais, ne, minutę kokią, kol nueisim į tą prekybos centrą, o ten tai bus, okei. Ir jau pirmą nueisim į Sportlandą, tai aš jį taikau su Akropoliu, tai nueisim į Sportlandą ir nusipirksim, ai, nu čia ne vienas yra Sportlandas, bet nueisim į ten, nusipirksim tokius marškinėlius su keliam žodžiu, batus ir tiesiog pasimsim ir šalmą, na, tipo amerikietiško futbolo, arba kaip ten taip vadinasi regbis, ar kažkas tokio, tai, va,
Platinum strip. Eating food will regain health, so it's good to keep some chunk at all times. Jo, bet čia yra taip, jeigu prisėdi kokį negerą maistą, tai eini vemdamas, o jeigu vemi, tai zombiai gali laisvai užduoti. Combo weapons give extra PP. Use the often to level up faster. Čia yra level upai, nu šito nežinau. Peter's is read online to win prize money, then check and ooze. Nu, okay. Nu, greičiau krauk, nu, čia dabar biški kažkiek vėra, na, nieko. Ir turbūt man įsirašinėja gerai, nu, turėtų viskas įsirašinėti, tikėkimės. Ir jos kau bus daugiau šitokių video, tik tais ne per dažniausiai, nes mano internetas tikrai nėra galingas ir kad įkelti video daug užtrunka, ypač dabar, kai bus ilgesni video. Nu, vien dėl to ir keliu tos mažesnios kokybės video, bet manau užtenka. Jo, nes mano internetas, jeigu aš paleidžiu ką nors kelt, iš karto užstringa visas internetas, tada mano tėvai pradeda pypaut, nu, žodžiu, yra šūdas nakarūfas. Play terrors with reality online to win prize money, then chunk any use. Jau šitą skaitėm ir mums žiūri kažkodėl laik krauna, nes visą turbūt tą mapą turi pakrauti ir aš grįšiu, ką į pakraus. Taigi aš grįžau ir mūsų ginklai išlygė, tai dar yra toksai dalykas, kaip paspaudyti, dabar gavom laikardis, nežinau, ką jis iš tikrųjų, ačiū misijos rodo. Na gerai, uždarom duris, kol gausim pinigų, fuck, negavom. Jo, dar kirvis, nežinau ar. Dabar šluota yra žiauriai kietas dalykas, patikėkit, jeigu ką žaidžia, tai imkit šluota nesveikas dalykas. Nu, davai, pagrok. Ne, čia galima pastrakaliot, tai tiesiog. Kokie mes aukai galim šuknėti. Dabar šitą angą ir mes išlysim po zombių. Let's go. Vėl krauna, tai aš sustabdysiu ir pabaigsiu ten, kai išlysim. Tai, okei. Taigi, aš grįžau ir taigi mes jau ten įlindame, jo, ir čia yra kraštas, aš norėsiu jį pamėginti. Jo, what the fuck, neina paimti? Eina, okei. Pasimsim dar šiukšlinę. Netalpa, fuck, man. Ai, dar bus tų šiukšlinių. Gerai išbandyti dabar kraštas, bet greičiausiai jis bus vienam zombiai. O gal ir ne. Jo, bet greičiausiai, kad jo jis mėgstų ir nors ir paliks, tai, na, žiūrėsim. Level 1. O, čia net mapas yra. Wow. Koks didelis. Atrodo toks nedidelis, bet mums čia reikia. Gausim mėt nemažai, nu nesvarbu. Einam greitai ir... Miau. Mums skambina. Praskeipinau, nes neįdomu čia šneka kažkoks keis. Man čia yra ta šluota, jie yra iš tikrųjų nesveika. Ypač kai yra daug zombių, nes galiu su jie nušluoti visus zombius iš tarkimės. Gal gausim kokio pipį. Šūdamas gausim į burną, jo, kuis yra šūdas paskutinis, bent jau man nepatiko. Va, prasideda visas įdomumas ir atik čia. Jo, ai ne, žiūrėkit, ne vienam zombiui. Kas čia kietas dalykas gali. Iš karto ant mūsų užsipuolė. Atik čia. Ateik. Ai, karočią, geriau galėjau šluotą pasimti. Ryk. Ir greičiau imk šitą gėlę su šitą. Eik, tu šikai norėjo prilyst. Imk greičiau tą gėlę su šitą. Kas yra? Rykit gitarą, nes mirsit kitaip. Rykit gitarą, nes kitaip mirsit. What the fuck? Geriau pasakyti tikrai. Atsitraukit. Na, greičiau imk tą gėlę ar kas čia. Neina paimk, what the fuck? Kodėl neina? What the fuck neina paimt? A čia bugas kažkoks, ar kas? Man pasibaigė jau beveik ir beisbolkė. Tai, what the fuck? Einu dabar. Okei, ryk. Ne šita parduotuvė. Jau esu čia buvęs, čia gali skaitą pasimti, bet dabar mums jo nereikia, tai tiesiog. O vėl. Ir... Aš nežinau, kur ta parduotuvė turi būt, bet... Nieko nereikia tada. 3 morning club, tai what the fuck. Rykit šiukšlinę ir baigėsi mūsų šitas šūdas, bet turim kirvį, tai kojas nebėr, rankos nebėr ir kojų, galvos lyg ir, nu žodžiu, tai gali dabar apsišykit. Aha, mirė turbūt. Mums reikia šito augalą.
Aba. Aba. Na, biškai reikia nusiskabyti zomį, nes labai daug jie. O, gerai čia. Reikia ginklą eiti susiras kokį. Aš tai einu paimti. What, kurmi. Vos pakėliau. Bet čia šitame žaidime tikrai nėra logikos, nes aš tokius nesąmonės galiu pakelti. O, kurmi, kai kietas ginklas. Ho, kiek zombių nunešė. Hei, čia tai gerai. Apapa. Pabaigsim visus zombius. Ne, nepabaigsim, ta prasme, bet... Aha. Ryk. O, rankos nebėra. Jo, kirvis tikrai neblogas, bet paskui dar yra viskai nesąmonė, tokių kaip tomahakas. Jo, kirvis baigė jau. O, čia, ai, šitas kepurės tai tikrai geras, bet ai, čia tas šūdas. O tu nori ką? Ryk. Nepataikiau, o, fuck. Va, įsmygiau į burną jam. Ryk. Va, taip, rankos nebėra, rankos, amžinai rankos, o čia visko nebėra. Čia irgi visko, galvos ta prasme. Ir tavęs man niekam nereikia, tai... Oh my gosh, mano kirvis ateik čia. Jo, iš tikrųjų, pasimkim šitą žurnalą, paskaitysim. Ką čia rodo? Read the magazines. What the fuck? What the fuck? Nu, žodžiu, nesvarbu. Ir pasimkim žirklės. Ryk žirklės, nepataikiau. Pizdu. Kad ir kas čia rodo, nafik man nerūpi. Ir kas šį per parduotuvę. Okay. Čia tai geras parduotuviai. Kažkaip neina paimti. Oho! Ir vėl pasibugino man, kad neina paimti daiktų. What the fuck? Pačiau man tai buginas. Seniau nesibugindau. O, jokių daiktų neina paimti. Palaukit truputėlį. Okay. Ir, ne. Tai jau grįšiu ir pažiūrėsim. A, eina, gerai. Hočia! O, tu kurmikai kietas. Eik, tu šitą. O, reikia šitą. Boksim piršinės. Viskas, dabar ateikit, na. Na, davai. Ką tu čia vaidini, ką? Ką tu čia vaidini, a? Reikia šitos beisbolkės. Metalinė beisbolkė. Eina, pasimsim dar vieną. Nes mums prieiks... O, ne. Suėdė mus. Da. Oh, man, pirmą kartą turbūt suėdė. Load. Nesvaikit. Eik tu savo, what the fuck? Restart story. A čia visas tipo... Eik tu nafik. Visas misijas iš naujo. What the fuck? Kokie vėjai? What the fuck is this? Nesupratau. Bet jei iš naujo tai loadinsim ten tą ir žaisim toliau. Tiesiog taip. Pasimėgavimui. Na, misijas toliau vykdysim, nes tam pradžiai beveik neįdomu tie ir paskui ten įdomiau. Tai what the fuck? Rimtai iš naujo? A tu gal juokauji? Aš nesuprantu, kas čia yra, tai grįšiu, kai bus viskas užlaudinę ir taip toliau. Tai va, aš grįžau ir kaip matot, va, kokią aš norėjau aprangą pasimti, tai va, taip atrodo. Ir ką aš čia turėjau, beisbolkę, kirvį ir gesintuvą. Gesintuvą, aš nežinau, kaip reikia išmest daiktus. What the fuck, įmanoma šaukti. Kas čia? Opapa! Kas čia? O tu dar neskaitas toli. Nu, o kur nusimovė kie... O, papa! Čia tai ahujau. Na, plika galva, pasimkim kokią. Jo, tikrai. Mums pavyko. Jau pakroju? Nu, gerai. Back. O, papa! Dabar visą žudysim, dar pasimkim šitą šūdą, kažkokį kraną. Ir maunam. Čia... Aš tikrai daug įvykdęs, nors dar mažiau negu ten. Ai, ne, aš jau grįžau. To prasme. Ai, aš turėjau parvesti tokią merginą, kurią užpuolė plėšikitas, plėšikus nužudžiau, nu žodžiu. Tai eisim toliau į lauką, dabar eisim. Jo, reikės eiti į lauką. Kiek žinau.
Bus. O, saugumis, ten laukiai yra daug zombių. Ir draugų tuo pačiu. Ir kažkokiem viena vieta buvo, kai niekaip nevydžiau, nes tokia merga stovėjo ir šaudė zombius, o ten zombių žino daug, tai aš visus beveik praskabiau. Ir vis tiek ta merga kiek liko į to šaudo ir nieko daugiau nenori daryti. Ai, tiesiog whatever. Ir man žiūri laiko rauna. Ir kai pakraus, grįšiu. Taigi aš grįžau ir man iš tikrųjų kokią pusę valandos krovė, tai jums taip netrodys, aišku. What the fuck? Ačiū pilnas užimtas, bet tas gesintuvas toks šūdas, galim visą iš pamėginti. Nes mums tokio šūdo nereikia, jis tiesiog šaldo zombius. Žiūrėkit, čia tai kietai, galim žemę užšaldyti. Šiek biški pikseliai pasibuginę, tai jau palaukit. Ainama, ne. Nu va, palaukit dar biški. Va, tik man įdomu, kodėl, kai jis baigės tas ginklas, atsitraukė taip kažkoks pameta. Einam pasimsim šluotą. Ir aš kaip matau esu antro levelio. Ir ką mes galim daryti? Combo cards. Kas tas combo cardai? Reikės power drill'o plus bucketo. O, čia galima craftinti. Ok, mes abudu dalykus galim pasimti. Čia tai tikrai awesome, nežinau tokio dalyko. Išmėsim šitą, nes mums jo nereikia. Ir eisim pasimsim šitą power drill'ą ir bucketą. What the fuck, aš nežinau, kaip įmanoma. Vo, čia tai įdomu. Jeigu čia galima craftinti dalykus, dar vienas naujas dalykas, tai žiūri įdomu. Aš tikrai neplikas. Tai zombių galėsim žudyti, tikrai. Kažin, ar ten vienam zombiui bus tas ginklas, nes man atrodo, kad jo, nes toksai kibiras. Žodžiu, vėl nežinom, tai... Siūlom baigtą. Ir ką dabar daryti? Einam čia, aš turiu. Metal works at this first. What the fuck? X2PP. Nu tai jeigu aš turiu jau viską. Ar čia gal status? Ne. Notebook, ne, maps, ne. Tai kaip man iškraftinti šitą šūdą dabar? Ne. Ne, tai kaip reikia craftinti, gal C? Okay. What the fuck? Combo cards. Kaip supras combo? Nu, ne tak. Enter works PP earned. Aš nesuprantu, kad ir kas čia. Gal enter reiks spaust, rimtai? Nu, kad nieko nėra. What the fuck? Kaip reikia? What? Nieko nesuprantu. Kodėl taip yra? Nu, žodžiu. Ir jo, čia mato draugų yra atsiradę. Tik čia. Oi, čia toks kombo. Suprantu, žmonė galvo šitą ir šito perdurį. Opa. O tu kol prasiblaivyk, ką? Koks aš nekruvinas? Tikrai ne. O jis sako, I need some help. Ok, jeigu tau reikia pagalbos, tai nugelbėt. Opa, zombies killed. Lipk čia. Tik čia. Čia tik. Lipam čia ir einam pasikalbėti. Hey, I'm right, lady. Lady, hell no, I didn't, alright. No, alright, I go with you. Sena has joined. Dabar reikės ją parvesti iki namo, o jis yra kažkur. Va, ten. Opa. Einam, greičiau tik. Come on, tik. Reikia. Nu, parinim. Gerai, aš darysiu duris dabar, kad zombiniai ateitų. Nu, reik duris greičiau. Opa, viskas. Bye, zombiams gali sakyti, tiesiog greitai einam čia. Tiesiog taip einam ir viskas. Kol rasim šitos namus ir šitą ponidą parvesim. Kiek supratau, mums reikia... O, čia tikrai nepasibuginė. What the fuck? Čia mums tikrai nebuginasi. Niekas, ne. Čia taip turi būt. Tikrai, aš jums prižadu. Čia tikrai jis negali mėti, nes čia kažkokie dumbliai apaugė. What the fuck, kas čia per dumbliai rimtai? Va. Čia viską reikia lyst. Dabar tiesiog generavo visas tas pasaulis. Na, nieko tokio. Ir greičiau įlystų. Jo, jaučiu, kad jau baigsim video, nes, na, tiek to ir... Tikiuosi jums patiko šitas video, nes
tiesiog nenoriu per ilgų daryti ir tiesiog šitame video apžvelgiam šitą žaidimą ir išgelbėjom poniutę kažkokią. Na tai va, ir tikiuosi jums patiko mano video ir laikinkit, subscribinkit ir visą laiką su jumis buvau aš Mr. Gameplays LT. Jo, tai buvo man malonu ir davai!